Iš pradžių, kai mane čia atvedė, tai man atrodė kaip ir tokia keista lokacija, tiesiog kažkoks kiemas paprastas, kažkur aš čia dar ir nelabai žinau, kur čia centras, kur kas. Taip šiek tiek atrodė, kodėl čia, bet labai populiari vieta pasirodo, kaip ir nebūtų keista, nes tikrai ir mašinų labai daug važinėja, didelis praėjimas. Tai galvojau apie šitą saulės temą ir pasirinkau būtent per tai tą saulę parodyti. Tai tas darbas vadinasi Po lietaus visada ateina saulė. O čia yra vandens bokštas ir saulė, nes šiauliai tokiais etapais viskas vyksta, kaip ir gyvenime, kaip ir oras. Ir per tai norėjau tą saulės temą parodyti. O šitie būtent kvadratiniai darbai, jie taip ir vadinasi kvadratiniai portretai. Jie visi yra kažkuo panašus, bet ir skirtingi. Kaip ir mes visi. Gal didžiausias iššūkis buvo ta apatinė dalis, nes aš kaip ir neplanavau, kad mes ją dažysim. Čia ir spalvas įvairias teko keisti. Galiausiai labai dabar džiaugiuosi iš to galutinių rezultatų, kad pasirinkau juodą spalvą, nes labai išryškina šitą kontrastą, manau. Iš tikrųjų smagu, kad darbas tikrai bus matomas ir labai daug žmonių eis pro šalį ir jį matys.